Nu, Dainiau, pasakojam, ką turim. Da nieko neturim. Ko čia susirinkam šiandien? Mūtų kiek jaunimo yra. Sėdži. Jaunimo, mamų. Mamos labiau bijo gal. Kokią čia programą šiandien paruošęs? Nu tai nežinau, dar nesugalvojam, reiks apsikalbėti. Ir sugalvoti, žinai. Vis tiek nelabai daug tų vaikiškų treniruočių būn. Kažkokį planų reikia pasidaryti. Tai nežinau, biškį su vaikais pašnekėsim. Tai čia šiandien visą dieną orientuota bus į vaikus? Ne. Nu jo, visą dieną taip į vaikus. O čia šitą mintį su vaikais prasidėjo dėl ko kyla? Nu, tai mes šiemet kai pradėjom su Junior. Su saviškiais? Su visais, su Antanu bendravom, su panevėžiečiais. Matai, visai neblog ta grupė gavosi. Tu sakei, automobilių turi paruošęs kažką treniruotėm. Nu tai va, yra, bet Golf Turbo čia gal ne stipresnėm, bet dar vienas golfiuks atvažiuoja, raudonus, kur Grigaliūnas važiavo pasitreniruoti, prasivažiuoti ir mūsų Junior mašinos irgi kaip ir galim būtų. Nes atvažiuoja iš Čiampo, Bogdanavičius, kas dar ten, 2 vaikai, 3 kaip ir planavo iš Čiampo. Klausė, ar galim bus su jūsų mašinom prasileikti, žinai. Nu, tai pažįsim mūsų aukštaitijos mašinos, kaip jam patiks. Tai čia su tokia programa, kam nori tos vaikus į sportą pritraukti? Jo. Šiaip norinčių yra, žinai. Norinčių yra, bet klausi kaip, kas, mažai informacijos. Bet vaikam pradėti važiuoti yra kur. Ir autokrosas, žinai, viena iš pigesnių ir gražesnių tų sporto klasių. Nu, tos vaikų, tos tokios vaikam noro yra, bet tos gal pasiūlos prie tos sporto. Nėra, tas ir yra kartingais, matai, gali pasivažinėti. A čia jau, kai mašina sportinė, autokrosui, krosinė, tai čia jau reikia su bendraminčiais derintis, kad leistų pažįstami prasivažiuoti su to mašinom. Ir taip, po varžybų, prieš varžybas iš šalies paklausant nuo žiūrovų parko, kai kurie žmonės nesupranta, kaip vaikas 10 metų gali sėsti ir vairuoti. Taip, į Biržas, kai buvo, tai nieks netikėjo, kai nuotraukų pridariau, kad ten, pažiūrėkit, mergaitės, 1 vietą mergaitė užėmė 7 metų su mini bagiukais, žinai, tas anas. Apakit, net nežinojo, kad tokie dalykai yra, žinai. Nu, tada gerai, dar žmonės renkasi, žiūrėsim, kiek čia susirinks, 12 valandą, čia kaip ir planas pradėti. 12:30, nes net iš Kauno atvažiuoja vienas. O, tai gerai tada, dar aš įsitiksim. Jau. Labas. Ką atsivežiai? Šiandien. Mašinas, maisto. Kokias mašinas atsivežiai? Ką turim? Golf, Audi. Kas per Audi? A3. 1.9, 105 kW. Kur su šitą Audinę tu važiuoji? Treniruojas ar kai kur dalyvauji? Namuose. Labai suvalgau suvažiavę, bet nepatiko. Nepatiko? Ką čia dar rankinį turi hidraulinį? Reikia, naudoji? Jeigu saugutės papaišyti karjerį. O šitas dabar, kur dabar? Kupiškį važiuosi tik tai? Jo, ir uždarėme. Uždarėme, važiuos kas? Dar? Sesė? Ar nebevažiuos? Tai turėtų važiuoti. Lik ir minėjo, kad Gerda važiuos. Tai jo, jeigu nesumesiu su damom, tai važiuos. Tai damų bus, tai galės važiuoti. Jo. Kur metam? Labas dienas. Labas. Ką čia atsivežiai? Ką liepė, tą atvežiai. Kada iš čia buvo paskutinį kartą ištrauktas? Praeitais metais gal akmeniai buvo kažkokie lygiai treniruoti. Ar užpraeitas? Nežinau, stovis ten apdengtas lapais pernykščiais. Tai puikiai proga bus parodyti. Niekas nenaudoja. Poliai paskirti. Kas per specifiką pas jį galų varomas? Tai Vytautas, kad visais 4. Labas. Tai čia Vytautai daugiau papasakos. 100 metų projektų. Tai ką čia turim? Kas čia daryta? 1 ryto. CBRs. O abi ašys varomas priekį? Abi ašys ant kieto viskas. Tas laikais buvo madinga daryti tokius, bet sustovėję garaže, tai teka pabaigti kažką. O su juo yra kažkoks planas ar tiesiog toks papuošalas kiemo?
nespėjai, nes reikėtų vežti lankus, kad homogaluotus, bet dabar niekur, jau be popierių negali važiuoti praktiškai. Daug trūksta iki tada vedimo. Kita bagė, jo. Nes praktiškai lankų reikia. Kitaip niekur neišvažiuosiu jo. Ai, bėgi, tu palikai jų. Nebent įbulsi. Nu tai jis tiesiog pramoginis ir yra. Dėl save. Paįvairint. Išlip dabar, kad net suvažinėtume. Papras matematik. Aš su kombinezonu jau. Nu, sušaliau. Gazuosi? Ne. Pirma negalima. Aš teisų neturiu. Čia nereikia teisų. Ne, gal aš pažiūrėsiu. Patestuosim, pasikalbėsim. Tu bandysi šonį Antaną pravažiuoti? Nesigazdinsiu gal. Nori ramiai bėgoti. Ekstrimo man sočiai ir taip. Kur dabar Antaną išvysim? Galvėjom, kad Kupiškai. Kupiškai tik tais, nes neleidžiu Pakruojį. Nes norėjau, kad irgi priregistruoti su licencija galima, bet nuo 14. Dabar Antanui kiek? 12. Dar 2 metus atėtėt. Ne, tai kitą metą bu licenciją bandysim imti ir tada galės važiuoti. Nes tas vienas važiuoja 12 metais su čempionatinė licencija. Taip galim jau turi. Tai va bandysim kitą metą imti ir žiūrėti, gal važiuosim daugiau kažkur. Nu, supratom tada, o dabar kitą savaitgalį Pakruojį sugedo palaikyti. Kiek ten 4 taškų skirtumas? Sakė kažkas panašaus. Atlaikyti reikės. Arba bus įdomu, arba bus visai neįdomu. O kaip ta trasa Pakruoja, kai šoną stebėjai? Šiaip greita ganėtinai ir labai mažai tų staigių posūkių, nes nesulėtėjai. Ne techniškai? Nu taip, nedarbinė tokia greita labai. Bet šiaip smagiai, ten greičiai didesnė biškė ir ten tų kliurkų gali pridaryti gražiai, nes kaip, jeigu važiuoji palei kraštelį, viskas gerai, jeigu tik tais biškį toliau nuo kraštelė, jau viskas. Ir labai gražiai vartės. Jo, tenai ir Vytautas kabino, bet atrodo ten šiek tiek tik kabino ir... Jo, nes sako, aš išslyda, sako, nu kas, per atiturus paslysiu su galu, bet sako, kaip užkabino iš karto, opa, sako, turim. Gerai, žiūrėsim, kaip čia šiandien seksis. Turėtų būti gerai. Daug vaikų neturėjom sportininkų, su kombinezonais tas ir yra. 2 čempionatą galim pasakyti. Tai Jokūbus ir Radvilas. Ne naujokai irgi vis vėliams pažįstat. Pasirodys. Kas šits gal dar nepažįstat. Ką? Mokais, tai duoti knygų paskaityti. Nu tai va, Junior 1.6 klasė. Biškiai jau daugiau. Praeitais metais dar nebuvo. Šiemet va jau Antanas gerai važiuoja, Domantas, Erikas. Va, daugiau neturim čionai. Kas buvo. Kol kas tik 3 iš Aukštaitijos. Gal tikimės daugiau prisijungti? Jokūbas. Bus gerai. Ne, tai sakėt, Jokūbiškai prisijungti. Ir jūs su savo Jaris. Kodėl ne? Tai kasgi, matot, tvarkingai jaunuolė važiuoja, sportuoja, vėliaus pažįst kartais. Kartais mata, kartais nemata. Viskas gerai. Gerai, nežinau, dabar kaip mes šį galvojam daryti. Tavį trauksim prie naujokų. Ten pasivažiuoti 3, nes leisim po 3 mašinas. Paskui galėsim leisti ir Palutarks. Ne? Kur Antanas? Čia. Antanai, tai ko tu nesakai nieko, ateik prie manęs. Irgi organizatorius. Su Palutark mergaitė vien važiuos. Tai gerai. Ne, bet tik susiplanuojam. Sportinės mašinas, sportinės, vaikai. Tu važiuoji? Jo. Tad leidžiam... Jo. Tadum paskui leidžiam... Čia sportinis, jis ir taip čia amžinai važinėjai, pats vienas, be jokių leidimų. Pats su savim. Na. Gerai, yra keletą klausimų. Nors plemba čia vis žinosi, naujokų nėra. Gal tėvelį net nežino. Taip. Kur reiškia numeriai? Nu, klasės. Žinot? Jūs žinot? Nu, kur reiškia, pavyzdžiui, 401 Golf. Didelį numerį nelabai kur reiškia, bet reiškia 101, 102, 103. Čempionai. Kas? Niekas.
Niekada tai tau to nereiks, numerį iš vis nudėliuosi. Ne, jeigu važiuoji mašiną, tarkim, va toks numeris, tai gali būti, kad jis yra praeitų metų čempionas. 401, tai va tas Golfas, Open klasė, kai Aukštaitijai dar buvo, Open 2,5, atsimint. Tai būdavo 400 numerį. 1,6 klasė, 1 numerį. Pirmus skaičius 1, 100 ir tolyn. 2 litrai klasė, super 2 litrai klasė. 3 šiemet pakeitė, šiemet 3 yra RVD 3000. Jeigu 301, reiškia praeitų metų čempionas. Negalite špygų jam rodyti, daug atvažiavęs. Nes A4 klasė tai buvo vis Open 2,5 čempionas. 5, jūsų klasė yra, jūsų čempionatą nežinau, bet Aukštaitija ir visi junior klasė prasideda numeris 500. Praeitais metais buvo, jie taip pat 500. Taip, buvo. A šiemet kas? Krosagi nevėjo, rally krosai nesvarbu. Nesvarbu. Bet irgi kažkokių 2 skaičių turėtų. Ne, rally krosai nesvarbu iš vis. Kiekviena klasė turi nuo 4. Pavyzdžiui, vaikai iš šito pažiūrėjai, va dabar geras pavyzdys Bauskio rytoj varžybos ir pasižiūrit, o lietuvių dalyvė. Ir pasižiūrit numeris. Pas Latvis numerį iš 2. Matot lietuvis ir pirms skaičius 2, vadinas super 2 litrą. Galim pagal numerį suprasti, kokį mašiną. Super 2 litrą. O Erika mašina numeris, aš nežinau, 153. Eriks, kaip ir sakyti, super 1.6 priklausė mašinai jau. Tai va tas dalyks galim pagal numerį daug suprasti. Kuo daugiau jums pasakyti? Nežinau, laiko matuosim. Kur Audis sakė, pasieja iPhone'us, tai matuoja 10 laikų iš karto. Nu tai galėsi rašyti. Nenupirkai man chronometrą. Biržos ten yra, visus biržos išknisim. Pasvalinį atskambinu. Taip, klasių žinot, kiek yra Aukštaitija? Nu čia mes apie Aukštaitiją. Kokių klasių yra? Čia jums kaip pamok, va, prieš mokslą mes ruošiatės. Super kokį? Super karą, super 2000. O, teisingai. Superkarą čempionatą vadinasi, o pas mum vadinasi Open 3,5. Iki 3,5 turbo. Tai va. Toliau. Ir jūsų klasė Junior 1600. Čempionatan Junior 1000, nes jie važiuoja su Toyota Yaris iki litrą. Ir paskui da yra Yaris 1300, ne? Rally cross, nu, taip. Nu vis tiek vaikų klasė. Tai va. Vėliaus atsimenat kartas. Svarbu, kad matytumėt tos vėliaus. Nesvarbu, kokią vėliaus, svarbu, kad matytumėt ir atleistumėt gazų. Klasė žinot, ar žinot. Nu kažkaip taip, nu. Va. Domantą mylimiausią vėliau. Kokių tau tai rodė, ar tu vis tiek nestoji? Raudonų. Ne, nu buvo toks variantas, kad... Šitą vėliau trasoj pamatas. Jo, iškart gazas atsileidžia, net pedalinas. Taip, iškart atsileidžia. Jeigu nepaisysit šitos vėliavos, kitų parodys tamsiai juodų. Tada galit būti, kad važiuosit biškį. Jeigu rodo šito... Tada mateisit pašnekėti. Va, šitą labai blog vėliau. Šitą viskas. Važiuoja antralą tiesiai ir namušė. Nu gal ne taip griežtai, jeigu... Jau dažniausiai, gelton vėliau. Gelton vėliau. Nu, sudarai. Negalim lenti. Link negalim. 2 geltonos trasoj. Žiauriai blogai. Vadinasi, 2 mašinos susidūrė, kad greitis visiškai mažėja, nes pavojinga situacija. Jo. Tai va, dar kokią ten atneši? Nes čia mums iš tikrųjų, jeigu žiūrėt Latvijos čempionato, tai tenai visokių vėliau prisigalvoji. Grįžuotų visokių. Lieka. Galim važiuoti. Gali, ja. Tave lenkia leistesnis. Reikia praleisti. Praleisti, nes ratų vėliau. Kokia danga. Yra tokių linksmi vėliavų, kur... Ką jaunimas? Nieka. Pagazuosit? Turbūt. Kas čia bus, Jana? Bandysim važiuoti po 4 metų ar kiek čia. Pamokinsi Janų? Aš stengsiu.
Nereik manęs mokinti, aš gražiai pravažiuosiu. Ir viskas. Žiūrėsim. Ėjau čia. Na, Dainiau, turim pradžią, susidėliojai. Sakant, audra dykumoj biškį, bet kad ir nulyja, jis normaliai jaunimus spaudžia, potencialą turi. Tai dabar sudėliojai planą taip, kad pirmą važiuos šitie sportiniai. Jo, paskui, jaunimas. taip, paskui dabar biškį paprastas mašinytės, prasivažiuoti naujokai, o paskui vėl leisim sportininkus, jaunimą, sportinę mašiną. Tai kiek čia to jaunimo dabar susirinko pas tave? Susirinka kol kas 5, buvo plans gal kokie 7-8. Turim ką turim. Turim cross atstovų, turim rally cross'e važiuojantį. 2 jaunuolis, taip, mūsų Aukštaitijos 3 ir 2 iš rally cross'o. Jeigu galima vardais pavardėm gal. Jakubas Bagdonavičius ir nebeatsimenu. Tikrai pakankamai patenkinti, viskas tvarkoj. Treniruojamės, viskas tvarkoj. Čia jūsų klubietis atvažiavęs irgi kaip treniruotė, nes ruošės, kaip galim sakyti, ruošėsi Kupiškiai ir Biržų desantas šoks trasą. Gerai, tai susimatysim tada. Susimatysim. Nu labas. Galima pakalbinti. Aha. Tai kur važiuoji pats? Rally cross'e. Su kokia mašina? Jaris. Ir kaip sekas? Normaliai. Kiek laiko jau važiuoji? Šiais metais pradėjau. Tai dar pirmas sezonas? Taip. O kažkur važiavęs, kokiais kartingais? Jo, dažnai važiuodavau ant kartingų treniruotis. Tai patinka automobiliai? Jo. O čia dabar atvykot, tai pasibandysit kažką ar pravažiuosit su... Nu, labiau pasitreniruot norėjau.
Ko tėtis pabėgo? Tai papasako, kaip tą sūnų čia į trasą išleidai. Kažką pabandėm, naują. Aplinkoj daug važiuojančių, ar čia buvo jūsų sumąstymas? Ja, šiaip kažką ekspromto. Iš kur jūs patys? Iš Panevėžio. Tai vieni važiuojat už save ar kokiam klubę? Iš Kupiškio važiuoju. Aš iš Kupiškės klubo. Gerai, ir kaip šiaip sūnui sekas, va, jūsų akį? Ai, kaip metai, tai nieko labai kažko. Bet matas tas potencialas, tobulėjimas trasoje vyksta? Jo, tai viskas geryti. Kažkokių avarijų dar nieko? Ai, kiekvieną kartą avarija, bet nuo to ir prasideda tas. Nu, tą patirtį reikia sukaupt kažkaip. Jo. Geriau mažiau avarijai kažką. Tai su kokio šiandien automobiliu bandys pravažiuoti? Nežinau. Ką duos? Ką? Ką duos? Nieko. Gerai, tada žiūrėsim. Bum. Nu, prisistatom. Ką veikiam, iš kur? Tai važiuoju rallycross'e iš Panevėžio. Tai važiuoju su Jeriu. Tai ką šiandien tokią kaip treniruotę biškį pasidarysit? Jo. Tokioj trasoje Biržų čia važiavęs ar nei kartą dar? Ne. Tai išbandysi? Ėjo kalbos, kad čia gal į Kupiškį dar? Tai jo su Jeriu bandysim. O Kupiškio trasoje Jo važiuoju. buvai pasitreniruot? Ar važiavęs lenktynės? Važiuoju storiai. Ir kaip ten trasa patinka? Greitai gal? Neblog, gerai. Aha. Tai kiek pats metų dabar važiuoji? Tai dabar išeinu 2 metai. 2 sezonai. Jo. Čia jau 2 sezonas. Aha, jo. Ir kaip sekas? Gerai. Tai praeitais metais Jeris nespaudė, kažkas buvo su varikliu. Tai normaliai išėjo pakovoti. Šiais metais jau normaliai nusipirko. O rytoj važiuojat? Ar ne, bus nesi? Kupiškį važiuosim. Bet tų Jerių dabar daug ir susirenka jau. Smagu ir važiuot. Kaip tėtis, kaip sūnui, kaip įtraukė šitą sportą. Taip, aš biškį sportuoju, tai ne čianais, ne šitoj. Daugiau rally reidė. Tai kažkaip po biškį. Turbūt krosas gal ta vieta, kur pradėt gerai. Tai ir pradėjom kažkaip po biškį, tai prisitraukė, nes tiesiog pomėgį tie patys ir vaikas tie patys. Pirmiau išmokau su keturračiu važiuoti, negu su dviračiu ratuku. Tiesiog kvapas benzino gal. Kaip tėčiui šalia žiūrint sūnaus tobulėjimas? Gerai, šiaip viskas okei, matos, kad tobulėja, kad yra kažkas, kad turi to. Tai reikia mokintis, reikia tobulėti, daugiau važiuoti, daugiau kilometrų ir viskas gerai. Tai šiandien matysit, kokią mašiną praleidžiu? Tai bandysim su 1.6 gal kursą, kokią duosiu, tokie važiuosim. Tiesiog pasibandyti, pažiūrėti skirtumą gal kitą metą ir rallycross ir tada gal ir tauriai suvažiuoti. Nu, tiesiog pagal galimybę žiūrėsim. Sūnaus noro yra važiuoti? O, tik tais duok. Važiuoti ir važiuoti. Gerai, gal tada ir susimatysim čia krosą tauriai. Okay.